Turėsime diskusiją, aš esu sporto žurnalistas ir komentatorius Nerijus Kestinas ir diskusijoje mes šiandien turėsime įdomių pašnekovų. Kvieščiau čia prisidėti prie mūsų sporto psichologė Ieva Gričytė. Taip pat Autoplius Fast Lap lenktynių įkūrėja buvusi lenktynininką Giedrių Čenkų. O jeigu yra. Tvarka. Sporto sociologą Saulių Kavaliauską. Ir ne vieną Dakaro maratoną lenktynininko, šturmano, trenerio pozicijoje įveikusį Antaną Juknevičių. Žodžiu, schema gal tegul būna tokia, mes kalbamės, jeigu kas nors norite ko nors paklausti, tiesiog kelkite ranką, bet kuriuo metu aš pasistengsiu jūs matyti ir pasitaikius progai įtrauksiu diskusiją, ar ne? Tai pradžiai turbūt gal pirmasis įspūdis apie tą filmą. Vienas. Sveiki visi. Gana sunku kalbėti iš karto po filmo. Dabar jį pažiūrėjau antrą kartą iš eilės per 4 valandas. Ir antrą kartą jis mane sujaudino dar labiau. Aš manau, kad tai yra filmas apie tiek daug dalykų. Tai yra filmas apie žmogų mažiausiai. Ta prasme, tai yra filmas apie asmenybę, apie kelias asmenybės, sakyčiau, apie sveiką ir šiek tiek nesveiką, ta, sakykime, tokia statistinė prasme pradą asmenybėje, apie tai, kaip tokia asmenybė su tais pradais, kaip jinai iškyla virš visuomenės, kaip jinai žiba žvaigždė visuomenėje, kaip ta visuomenė iškelia žvaigždę, garbina ir paskui ją sugniuždo, sakyčiau. Tai apie kelių asmenybių kovą, apie skirtingus mechanizmus, kas vyksta asmenybėse tokios ekstremalios kovos metu. Tai tiesiog, sakyčiau, filmas klodai psichologiniams klausimams nagrinėti. Apie įspūdžius, ar ne? Na, štai mūsų atviras, aš vos neapsiverkiau gale. Teko gnybt savo į pirštą, kad neapsiverkčiau. Tai irgi matau antrą kartą ir emocija galbūt irgi yra stipresnė negu pirmą kartą. Bent jau tikrai nemažesnė. Tai mes matėm legendinį žmogų, matėm ir apie žmogų, ir apie tam tikrą blogio ir gėrio kovą tame filme. Gal vėliau išsiplėsim, labai daug mačiau paralelių ir tam visam, sakykime, sportiniam gyvenime, kuriame ir mes verdame. Tai, šitas filmas tikrai labai artimas, tokių žmonių kaip Artonas nėra daug ir tai palietė. Antanai? Dėkui. Man turbūt aš taip pasakysiu, kad daug kas ir daugelis aspektų, kurie buvo paliesti šiame filme ir kur daugam gal kyla kažkokie klausimai, tai aš juos tikrai išgyvenu pats asmeniškai. Ir man, aišku,
labai turbūt galima būtų šnekėti apie kai kuriuos iš jų labai ilgai, nes, tiek išgyvenimų, ta prasme, filmas, jisai yra per trumpas, o šnekėti apie tą filmą galima būtų visus metus. Bet kas man yra džiugiausia, kad iš tikrųjų yra dar vienas filmas apie Seną, šitą filmą, aišku, jis yra naujas, mačiau pirmą kartą, bet taip gerai atskleistas, kas man labiausia patiko, tas personažas, kad vis dėlto labai žmogiškas. Ir man tai yra labai miela, nes aš suskaitęs apie Seną ir buvau labai didelis jo fanatas, nes iš tikro tada dar buvau vaikas, mokiausi mokykloje, bet man formulė buvo, sakykime, mano didžiausia aistra, kuri gal tada mane inspiravo irgi tapti lenktynininku. Tai aš visą laiką įsivaizdavau, kad Sena yra turbūt, kaip, jis buvo irgi man kažkoks simbolis, bet šitas filmas, man atrodo, kad iš tikro labai tikroviškai atskleidė tą jo tikrą natūrą, kad tai buvo labai žmogiškas ir labai nuoširdus ir šiltas žmogus. Tai man šitas aspektas šiame filme gal buvo pats turbūt, kaip pasakyti, labiausiai griebintis už širdies. Mano nuomonė, iš tikrųjų filmas labai techniškai gerai suręstas ir vaizdai, filmavimo vaizdai iš tikrųjų stebina, nes ir ypatingai ten paskutinės lenktynės, tos tragiškos lenktynės ir nufilmuoti tokie vaizdai, aišku, ten kartais net kyla mintis, galbūt čia kažkiek yra surežisuota. Kita vertus noriu pasidžiaugti, vėlgi matydamas tuos gimimo metus Ayrtono, kad tai buvo ta karta 60 metų vaikinų, vyrukų, man dar to šukuosenas, jo ir prosto tokias labai artimos, jo atrodo prisimenu, kaip norėjosi būti tokiais panašiais kaip ir jis. Ir šitoje vietoje, aišku, tas daugia toks planiškumas šito nuostabaus žmogaus, jisai tikrai labai gražiai parodyta šitam filme. Gal mano lūkesčiai buvo šiek tiek didesni. Nežinau, gal kažkokio tokio cinkelio, bet, iš tikrųjų, suręstas labai gražiai, chronologiškai viskas iki paskutinės gyvenimo minutės, iki laidotuvių ir tie pagrindiniai gyvenimo momentai atskleisti, tikrai techniškai labai vykusiai. Iš tikrųjų, mes pamatėme tą labai svarbią turbūt Ayrtono Senos pusę. Tai buvo žmogus su stipriu alter ego, jį, kiek prisimenu, tais laikais netgi vadindavo tie patys konkurentai. Alanas Prostas, Nelsonas Pikė, taksistų, kuris nesilaiko jokių taisyklių. Kiek svarbi yra ta asmenybė lenktynėse? Galbūt čia pirmiausia lenktynininkai galėtų atsakyti, Antanas ir Giedrius. Iš tikro, ką mes pamatėm, tai ten buvo labai geras tas interviu, kai ėmė tas žurnalistas prancūzų, kuriam jisai taip netgi su tokiu biškį jau papykęs atsakė, kad, tu žinai labai ir taip viską gerai apie lenktynės, bet, tai buvo toks gan prancūziškas klausimas, bet iš tikro jisai labai gražiai, aš dar pakartosiu, pabrėžė tokį dalyką, kad jeigu tu lenkdamas nematai plyšio, ir į jį nelysi, o bet kokiu atveju tas lindimas į tą plyšį yra rizika, tai tu nesi lenktynininkas, tu turi savęs paklausti, ką tu ten iš vis veiki. Tai šita rizika, jinai yra būtina ir Ayrtonas buvo būtent tas kovotojas, kuris tų plyšių ieškojo. Ir gal jis ir turėjo labai daug tų kontaktų ir gal iš tikrųjų ten suskaičiavus ir būtų tuo metu, kai jisai lenktyniavo, kad jis buvo vienas iš agresyviausių lenktynininkų, bet tu negali būti kovotojas, tu negali būti lenktynininkas, jeigu tu nekovosi iki galo ir jeigu tu neturėsi tikslo būti pirmu. Ta prasme, būti 5 ar 6 jam netiko. Tai čia yra, mano nuomonė, pats tikriausias lenktynininko charakterio apibūdinimas. Gal ne tik lenktynininko, bet kurio sportininko. Jeigu jau tu kažko sieki, o ten yra vieta viena, yra pirma, tai reiškia, visa kita, ta prasme, jau ten tavęs neturi būti, jeigu tavęs tai nedomina. Giedriu? Asmenybė tai yra tiesiog privalu ir būtina pačiam sportui. Nesvarbu, koks tai sportas yra, aš manau, bet tokio žmogaus kaip Ayrton Senna formulė tokia, kokia jinai dabar yra, tai jos tokios nebūtų. Turiu draugą dviratininką, kuris buvo vienoje komandai su Lansu Armstrongu, jeigu žinote.
Tai faktas, aš jo paklausiau, kaip tas žmogus, kuris N kartų nugalėjo Tour de France, nepaisant po to ten vykusių skandalų, bet tai yra viskas labai susiję. Na, tai jisai atsakė, tai tas žmogus, kuris nemoka pralaimėti, bet tiesiog negali. Tai tiesiog tai yra jame ir tai yra ta asmenybė, kurią mes visi žinom. Ayrtonas Senna irgi ta asmenybė, kurią mes visi žinome. Ir mes tiesiog nagrinėjom dviračio lenktynėse, kaip Lance'as Armstrongas nuvažiuoja nuo kelio, bet jisai nesustoja, jisai važiuoja ne keliu, jisai važiuoja tarp akmenų, tarp smėlio, jisai nukerta kampą ir jisai vis tiek išlaiko ant dviračio ir jisai važiuoja toliau. Arba jeigu jisai nukrenta, jisai nesustoja, jisai šoka ant dviračio. Tai tokių žmonių yra vienetai ir tokie žmonės sportui, privalu, kad jie būtų, ta prasme, tai gėlės. Ieva, iš psichologinės pusės fizinės galimybės daugelio žmonių, elitinių sportininkų, yra maždaug vienodos. Kai kurie tampa čempionais, kai kurie ne, kodėl. Tai aš manau, čia viskas, ką vyrai šneka, yra būtent iš psichologinės pusės ir aš iš esmės tą patį galiu pakartoti ir tais pačiais žodžiais, kad būtent kuom pasižymi ta tikroji sportinė asmenybė. Ir kas, taip aš sakau, jeigu taip paimtumėm va taip visuomeniai, tai tas nesveikasis pradas, bet ne blogai prasme, nesupraskit, kad aš sakau, kad čia kažkokie netokie žmonės, bet jie šiaip paėmus iš bendros masės, jie tikrai yra kitokie. Todėl ir yra, kad ne kiekvienas tampa čempionu. Ir vat būtent tokiam žmogui, tai sportiniai asmenybei yra būdingas toks nepaaiškinamas tikėjimas, kad jeigu man ir nepasisekė, aš vis tiek kitą kartą padarysiu maksimumą. Ir čia buvo irgi labai gražiai tas atskleista, kai filmo pradžioj, kai pats pirmas ten kažkoks komandos narys apsivertė, ar kas atsitiko, jam po to nieko blogo neatsitiko, bet tai sukrėtė Ayrtoną ir jisai sako, kad aš turėjau tada eiti, viską daryti ir dar geriau, negu aš bet kada darau, nes tik tas dar geresnis darimas man nuslopins galvojimą apie tą apsivertusį draugą. Tai yra psichologiškai vadinamas tas įveikos mechanizmas, reiškia, kitas žmogus galėtų eiti, graužtis, galvoti, pats savo, jėgom suabejoti ar galvoti, kad ir man gali taip atsitikti. O pas tokią asmenybę įveikos mechanizmas yra dar labiau sutelkti jėgas į tikslą, dar labiau, kas vyksta, tai yra dar labiau susiaurėja jo matymas, ta prasme pasidaro dar labiau tunelinis toks matymas ir aš tada dar labiau atmetu bet ką, kas man trukdo ir dar labiau matau tik tais tą tunelį. Ir dar viena vieta, kuri man labai užstrigo, tai buvo irgi filmo pradžioj, kai jisai važiuoja ir jisai sako, aš matau tik tai tunelį, aš tarsi pasaulis išnyksta, tarsi aš persikeliu į kažkokią visiškai kitą realybę, pasaulis nustoja egzistuoti ir aš matau tik tais tunelį, tik tai tas, vingius ir mano kūnas daro tą, ką reikia daryti. Tai yra įsijungia toks, čia negali sakyti automatinis, bet tiesiog taip, įsijungia kažkoks kitas lygmuo, kuris totaliai yra 100% mobilizacija, peržengianti bet kokius stabdžius, kuriuos šiaip paprastas žmogus, jam dažnai suveikia. Pasisaugoti, kažkaip pasitaupyti ar ką. Ir netgi, kaip matėm, jau kuri pabaiga buvo, kad net, kuris ten 6 bėgių užbaigė, kad jam net turi nuimti šalmą, pirštinės, jis net negali pajudėti. Reiškia, tiek suveikia tie mechanizmai, tas ėjimas į tikslą, kad net žmogus realiai gali iki mirties nueiti. Tai va čia, aš manau, tas ir buvo, tas Ayrtonas, tai buvo įsikūnymas tų bruožų,
kurie ir skiria čempioną nuo paprasto sportininko ar nuo paprasto žmogaus, tai čia jau nėra kalbos. Ayrtono Sena buvo superžvaigždė, tai nekelia abejonių. Antanai, pats turbūt esate buvęs arti žvaigždžių, Stefano Peterancelio ar Nasero Al-Attiyah Dakaro raliuose. Atskleisite paslaptį, ko reikia, kad taptum žvaigždė. Na, pirmą, turbūt reikia, aišku, kad turėti tą kovingumą, tą talentą, apie ką mes dabar ir šnekam, kas padaro tos lenktynininkus neeiliniais. Bet žmonių yra labai sudėtingų tarptų žvaigždžių ir aš atvirai pasakysiu, pavyzdžiui, Carlos Sainzas, kaip pavyzdį pasakysiu, jis bet ko neprisileidžia ir jisai labai yra toksai, atrodo, kaip sakom, liaudį pasikėlęs žmogus, bet man yra tekę net ir su juo pabendrauti labai nuoširdžiai, bet jį pramušti yra labai sunku, tai yra žmogaus natūra. Bet vėlgi yra žmonių, kaip pavyzdžiui ir Naseras Al-Attiyah tas pats, kuris būdamas toks didelis lenktynininkas, tokia didelė žvaigždė, jisai yra irgi labai paprastas, labai jaukus ir šiemet aš pirmi metai nebuvau Maroko rally, nes mes jau 5 metai važiuodavom su komandai Maroko rally ir šiemet, kadangi pats ruošiuosi Dakarui, tai tiesiog negalėjau važiuoti, vyko prieš 2 savaitės, bet aš nusiunčiau savo mechanikus šių metų naujus Dakaro, tiesiog, kad jie padėtų mūsų vienai komandai ir tuo pačiu, pamatytų tą varžybų prieš Dakarą atmosferą, kaip ten būna. Ir jie buvo nustebę, kad jie, reiškia, laukdami viešbutį, pamatė Naserą, jie labai pasimetė, reiškia, ir galvoja, kaip mes dabar prie jo čia neprieisim turbūt. Jisai tokia žvaigždė, mes čia paprasti inžinieriai, mechanikai ir įsivaizduokit, kad po 4 minučių jisai prie jų pats ir pasisiūlė, sako, aš galiu su jumis padaryti selfie, jeigu norit. Ir tas selfis čia nuėjo Lietuvoje labai per Facebooką, ypač lenktynininkų rate, tai visi sako, tai kiek jūs jam davėt ar kaip jūs jį priviliuojat, sako, ne, jisai pajuto kažkokiu tai ant gamtiniu būdu, bet tai realiai rodo, ant kiek žmogus, tai yra tiesiog, labai paprastas, labai bendraujantis ir tokių yra tų didelių lenktynininkų labai daug, bet jų yra ir labai sudėtingų. Tai, kaip sakyt, bet čia turbūt ir gal gerbiama psichologija paporins, kad dažnai, kai žmogus tampa žinomas ir jisaigi negimsta kažkokia žvaigždė, čia nepasiekimas būti žvaigždė, o yra labai sudėtinga išlikti žmogumi. Ir dažnai tas žinomumas, jisai, aišku, netgi gal ir labai žmogiškam ir šiltam žmogui, jisai pradeda gal kažkokia prasme kenkti ir žmogus nežino, kaip elgtis. Nes iš tikro visuomenė pastato sieną aplink tą žmogų. Nes pradeda kurti kažkokį įvaizdį. Žmogus nėra pajėgus visą dieną visiems dalinti parašus, su visais būti nuoširdus ir šiltas, bendrauti. Ir dažnai tas žinomumas, jisai nebūtinai gal sugadina tą žmogų, bet iš tikro jisai tą žmogų biškį irgi jam užaugina tam tikrą odą, kad jisai jau turi atsisakyti to dėmesio ir jis turi kažkaip pradėti vengti. Tai va čia yra didelė problema. Kiti iš karto palaiko iš šalies, kad tas žmogus jau turbūt tapo žvaigždė, kad jisai yra tokio pasikėlusio, kaip sakyti, vėl to charakterio ir jisai yra labai toks nedraugiškas ir taip toliau. Bet vėl yra labai sunku prie to žmogaus prieiti ir jį pažinti. O tai ir yra problema, kad jis nebegali bendrauti su visais, nes tai fiziškai yra nebeįmanoma. O žmogus jis yra labai šaunus, bet reikia rasti raktą. Tai, sakysim, man būna dažnai kartais lengviau su lenktynininkais, sakysim, kada tu pats esi lenktynininkas ir kada jie mato, kad tu ateini pavargęs ir jeigu tu esi atviras bendrauji, tai ten visos žvaigždės ir nežvaigždės visi yra lygus. Tai tada tu ir pamatai tą. Tie, kurie žiūri šalies, jam gali atrodyti, yra tai. Bet yra žmonių, kurie vėl, tai yra natūra, tai yra individai, kurie būna nuoširdus, atviri visada. Tai turbūt tiek apie tos didžiuosius. Ir iš tikrųjų turbūt nebūtinai turi būti visiems geras, nors prie širdies dėk, gali tapti žvaigždė ir būdamas labai blogas, ar ne, Giedriau? Taip. Plačiau? Plačiau. Na, kokį čia nelabai vykusi pavyzdį, sakykime, Denisas Rodmanas, ar ne? Yra geras pavyzdys, kai blogiukas tampa žvaigždė. Net
šiais laikais matom, kad ta riba, kai tu gali išpopuliarėti, pasidaryti žvaigždę, ar tu geras ar blogas, šiaip ta rolė nevaidina tokio didelio ta vaidmens, ta prasme, tu gali būti labai geras ir labai blogas ir vienodai žymus, nežinau, koks to tikslas, aišku. Jeigu pribrendote klausimams, drąsiai kelkite rankas. Kol kas ne, ar ne? Gerai, taip. Aš noriu dar vieną tokį kitą aspektą. Man vėlgi tie vaizdai, visų pirma, Brazilijos vaizdai ir vėlgi noriu pasidžiaugti, kad Brazilija yra tokia valstybė, kuri iš tikrųjų yra vienas iš pasaulio sporto centrų. Ir tai, ką 90-mečio ir paskutinio 10-mečio 20 amžiaus, kas vyko Brazilijos sporte, aišku, tai yra didžiuliai pasiekimai ir nepaprastai įdomus. Vėlgi, jeigu mes galėtumėm kitą Brazilą Pelé prisiminti ir jo įtaką pačiai Brazilijos savimoniai, kadangi Brazilų tapatumas iš tikrųjų yra labai jaunas ir jiems, sakykime, šitas didvyrių, aš juos trupučiuką kitaip vadinu herojais, gal ne žvaigždėmis, kadangi jie padėjo labai stipriai formuoti Brazilų tapatumą. Aš vėlgi lyginu brazilus ir lietuvius ir, sakykime, vėlgi tas technologinis herojų išmanimas iš tikrųjų jisai mums yra labai artimas, kadangi mes turime Darių ir Girėną. Ir šitoje vietoje tas vyriškos technologijos išmanimas, jisai sukuria tokį labai nepakartojamą tą džiaugsmą, tą tapatumą ir tapatumo paieškas. Ir šitoje vietoje, sakykime, Sena buvo iš tikrųjų ta žvaigždė, kuri peraugo į tą nacionalinį herojų. Nors jisai buvo viso pasaulio pilietis, bet mes matėme tas brazilų ašaras, tą brazilų vėliavą ir daug tokių dalykų. Ir kasgi formuoja tokias asmenybės, be abejo, formuoja ir kitų žmonių lūkesčiai. Ir tie lūkesčiai Brazilijoje buvo milžiniški. Jie tapatinosi su juo kaip su tuo savo tautos atstovu. Tame pačiame filme Ayrtonas Senna sakė vienu metu, nevyniodamas į vatą, labai paprastai automobilių sportą, Formulė 1 šiuo atveju, ne? Bet turbūt yra didžiosios lenktynės, bet kuriuo atveju. Tai yra politika ir pinigai. Ir sentimentai didžiausi go-kartui, kai važiuoji už dyką, bet tiesiog važiuoji dėl pergalės. Kiek šiais laikais lemia automobilių sporte technika ir kiek žmogus procentais, tarkime? Iš tikrųjų, visi tie dalykai, kuriais gyveno Senai, jie absoliučiai neišlikė dabar. Dabar tas fasadas yra daug modernesnis, bet faktas, kad politika yra. Pradėkime nuo to, kad aš nesiskūsiu, bet pasakysiu taip. Visi Dakare ir cross country ralyje ir turbūt kaip ir taip suprantu, kad ir kitose automobilių sporto šakose žino. Jeigu tu nesi prancūzas, tai tau yra daug sunkiau. Dėl to, kad automobilių sporto federacija realiai yra visiškai valdoma prancūzų, yra, visi pagrindiniai komitetai yra Prancūzijoje ir, žodžiu, 90% daugiau žmonių dirbančių automobilių sporto federacijoje yra prancūzai. Ir jau vien tai, jeigu tu nori prasimušti kažkurioj, tai, bet ypač aš gal šnekėsiu apie tą šaką, kurią žinau, tai cross country rally, tai yra labai sudėtinga, nes visada teisėjai, organizatoriai renginių visada beveik yra prancūzai. Ir reiškia, bet kuriam kitam lenktynininkui, jeigu tu esi anglakalbis ar dar iš kažkur, tai faktiškai tu visada gauni mažiau informacijos ir prancūzai labai palaiko vieni kitus. Čia nėra jokių realiai sąmokslo teorijų, tai yra normalus žmogiškas faktorius, tiesiog ten dominuoja prancūzai. Tai aš čia galėčiau vardinti be galo tos pavyzdžius, ant kiek tai buvo akivaizdu, bet aš gal tik vieną tokį pavyzdį dabar staigiai parinkau ir aš jį trumpai papasakosiu. Mano labai artimas draugas gavo, leidimą važiuoti Kamazo komandai. Aš šneku apie Artūrą Ardavičių, apie lietuviškų šaknų turinti kazakstanietį. Ir kadangi jie gavo labai gerą finansavimą iš Nazarbajevo fondo ir
ir galėjo įsigyti tikrai gerą mašiną, jis yra sunkvežimių fanatas, labai geras lenktyninkas, tai aišku, jie susitarė su geriausia Dakaro komanda, Kamazo komanda, kad jiem duos sunkvežimį, jie aptarnaus, jį išnuomos, lygiai tokį patį, kokius gauna lyderiai, tai yra tuo metu dar Čiaginas važiavo, reiškia, ir tas sunkvežimis, na, ten didžiulius pinigus kainavo, bet, žodžiu, jisai bus nudažytas, reiškia, taip kaip Astanos, reiškia, Kazakstano spalva, bus tokia kitos spalvos, ta žalsva spalva, su didžiuliais Astanos užrašais, žodžiu, startavo, pirmais metais jis buvo 7 ir antrais metais jisai finišavo 3. Reiškia, tai yra, nu, žiauriai garbinga pozicija, bronza ir jis buvo iš Kamazo 1. Nu, tai galite įsivaizduoti, iki tol visada laimėdavo Rusijos lenktynininkai su Kamazais, dabar buvo iškart po jo Kobirovas, jisai tapo 3. Bet paaiškėjo toks dalykas, kad jie važiuojant jau matė, kad, reiškia, Derojus, komanda Olandų važiuoja labai greitai bekeliai. Ir ten yra tokios sistemos. Reiškia, čia gal biškai yra apie technologijas, rato eigos ribojimas. Tai jisai yra visose kategorijose cross country rallyje, nes kuo tavo ratas turi didesnį eigą, tai tuo tavo automobilis gali greičiau važiuoti nelygiu keliu, nes pakaba sugraibo tos nelygumus ir važiuoja greičiau. Reiškia, yra apribojama tam, kad visi bent jau turėtų vienodas sąlygas. Reiškia, kad, na, tu negali padaryti jau tokios labai didelės eigos, nes kuo ta didesnė eiga, tai tuo, aišku, brangiau automobilio padarimas kainuoja. Tai jie pamatė, kad yra tokia įrengta sistema, kad starte, reiškia, Derojus komanda startuoja su sunkvežimiais, su ta sistema veikiančia ir jinai pirmose duobutėse tiesiog diržai atsikabina ir ta sistema išsijungia ir tie sunkvežimiai tiesiog važiuoja ir plevėsuoja. Jie nuėjo, nufotografavo tą mašiną, apėjo, ten vyksta toks špionažas ir aišku, kad akivaizdžiai atsivedė techninius komisarus, jie patikrino tas mašinas ir rado tą sistemą. Ir tada Artūras paprašė komandos vadovo, Jakubovo komandos vadovo, kad jisai nueitų ir parašytų protestą, reiškia, ASO Dakaro organizatoriam, kad juos nuimtų nuo varžybų, nes realiai tai yra draudžiama. Ir jie nuėjo, pasišnekėjo ir tada atėjo pasakė taip. Sako, buvo tokia šneka. Sako, pernai jūsų mašinos buvo irgi turėjo tam tikrų bėdų. Sako, šiemet mes akivaizdžiai sutinkam, kad Derojus komanda turi tą įrengtą nelegalią sistemą, jinai atjungia tą, reiškia, reguliavimą. Bet sako, žiūrėkit, mums pasakė taip, jeigu mes šiemet nuimam Derojų, gaunasi, jūs laimėjot Dakarą. Bet tada mes jau anuliuosim paskutinius 2 metų rezultatus, kada laimėjo rusai, sėdėdami už Kamazo vairo. Tai, sako, mes dabar turim pasirinkti. Ir jisai sako, tu nepyk, mes pasirinksim turbūt tą variantą, kad mes šiemet liekam 3, o Derojus, reiškia, kitais metais jau važiuos taip, kaip priklauso, bet mums nenuliuos tų 2 paskutinių metų. Na, mes tada su juo, atsimenu, po Dakaro kaip tik sėdėdami bare, visą tai apšnekinėm ir jis irgi iškart pasakė, kad, na matai, sako, jeigu aš būčiau rusas, būtų gal buvę kitaip, bet iš kitos pusės vėl yra politika. Komanda, jinai investuoja pinigus ir jinai skaičiuoja. Tu esi komercinis, tu esi ne Rusijos lenktyninkas, tai nėra labai svarbu. O jisai realiai laimėjo Dakarą tais metais. Jūs galite įsivaizduoti. Ir žmogus žinojo, kad jeigu būtų ne politika, tai jisai būtų faktiškai laimėjęs. Organizatoriai irgi žaidžia tą patį žaidimą. Jie sako, mes žinom, kad pas jūs pernai buvo tokia sistema, jinai buvo užfiksuota. Šiemet mes reiškia, jūs žinot, kad Derojus padarė tokią pat kažkokią kitokią sistemą. Užmerkim akis, pasakykit, ar čia nėra politikos. Čia yra griniausia politika. Galėčiau be galo vardinti visokiausių pavyzdžių, bet tai šitas pavyzdys parodo, kad ir organizatoriai, ir FIA atstovai, ir lenktynininkai, ir komandos visi žaidžia kažkokius vienokius ar kitokius žaidimus. Tai iš tikrųjų yra labai liūdna. Aš dabar tik tais noriu priminti, ką Sena pasakė, kai jo paklausė, kurios lenktynės jam turbūt buvo pačios mieliausios. Tai jisai papasakojo apie tą kartingų lenktynės, kur nebuvo jokios politikos. Kai jis dar buvo labai jaunas ir kai nebuvo jokių strategijų ir politikų. Tiesiog buvo sportininko kova prieš sportininko kovą. Tai šitoj situacijai turėkim, visada supraskim, kad
ten išlieka stipriausia ir vis tiek tu prasimušti turi, žinodamas, kad netgi vyksta tie politiniai žaidimai. Aš žiūriu, aišku, taip, bet tai yra labai liūdna. Tai yra liūdnoji techninių sporto šakų pusė. Politikos ten yra daugiau negu kad reikia. Giedriau, apie pinigus ir politiką automobilių sporte irgi. Taip, apie Kur artėsi? politiką, tai jūs matėte filme tą nelabai gražų dėdę su akiniais su didžiulė nosim, Balestre, poną Fisą prezidentą. Tai kaip pirmą kartą žiūrėjau, man iš karto prieš akis ir lietuviškas analogas buvo, Kristijonai veikiausiai supranti, apie ką čia kalba. tai taip, tai mes lygiai taip pat kovojom, ta prasme, ir ačiū Dievui buvo čia pas mus Lietuvos automobilių sporto valdžios rinkimai ir mes, ta prasme, sakykime, geroji pusė triumfavo, tai tos politikos buvo, nes prieš tai tiesiog buvo propaguojami tam tikri sportininkai ir vyko netgi teisminiai procesai, kur, ačiū Dievui, teismai vertino objektyviai ir teisingai. Taigi tos politikos pas mus čia irgi apstu, tai esam susidūrę. Ayrtono scenos gyvenimas, klausimų beje, turite gal kas nors? Ne, vis dar, drąsiau. Ayrtono scenos gyvenimas baigėsi tragiškai ir tai aišku nėra vienintelė tragedija, Antanas pats irgi yra buvęs arti tų, ar ne, mirčių Dakare, turbūt dar Afrikos laikais. Kas tai lemia iš tikrųjų? Tai yra vis dar netobula technika, tai yra žmogaus kaltė, didelis noras laimėti, adrenalino ieškojimas ar tiesiog lemties knygoje tai parašyta? Taip, aišku, visada būna labai liūdna, kai matai tas mirtis ir jų iš tikro nemažėja, nors iš tikro techninė prasme automobilių sportas darosi vis saugesnis, tikrai su kiekvienais metais ir tai aišku iš vienos pusės džiugina, bet automobiliai irgi darosi greitesni ir pasiekti gerą rezultatą šiais laikais darosi vis dėlto, sutikim, kad ir sunkiau, nes kaip ir atletai jau yra labai stipriai pasiekę savo ribą, taip ir lenktynininkai jie vis tiek, tai yra pastovi kova, jeigu tu nori laimėti, tai reiškia, tu turi pagerinti jau kažkokį tai rezultatą. Ir tai vienaip ar kitaip, tu faktiškai mažini tą rizikos ribą. Kaip sakoma, yra automobilių sporte, sakoma, kad tu turi važiuoti 80% savo galimybių ribos, tada tu 100% išvengsi avarijos. Šiais laikais lenktynininkai, aš manau, kad tie didėjai važiuoja 85-90%, o kai kuriuose situacijose, aišku, ir pasiekia tą ribą, tai ta riba tai ir yra ta riba, kada tu jau eini va bank ir kitaip tu nebegali elgtis, nes tu supranti, kad tas rezultatas tau vienaip kitaip reikalingas arba jis yra šalia. Tai būna liūdniausia, kai tu matai, kai žmogus rizikuoja, jam nepasiseka ir jisai tą ribą peržengia ir trenkia. Aš manau, kad dažniausia tai būna, tai nedažniausia, tai turbūt visada aš pasakyčiau, ne automobilių ir ne technikos kaltė. Vis dėlto ne automobiliai mus žudo. Mes patys padarom žingsnius, kurie vienaip ar kitaip yra klaidingi. Ir šitoj situacijoje gal su Siena ir buvo kitaip, ten yra sakoma, kad taip ir dabar iš tikrųjų 100% nėra aišku, ar pas jį sulūžo vairo kolonėlė, ar buvo kiti vairo gedimai, vairo stiprintuvas atsisakė, bet vėl ten yra tų labai daug įvairių versijų. Būna ir tokios situacijos, bet dažniausia vis tiek, dažniausia pats žmogus pasiekia tą ribą ir ją peržengia ir tada aišku, kad jau priklauso nuo aplinkybių, kokioj vietoj, kokioj trasos vietoj, ar jam pasisekė ar ne. Nes Sienos atveju irgi, kaip sakė, keli inčai, tai reiškia faktiškai 8, gal net 7 centimetrai aukščiau ir žemiau jis būtų likęs gyvas, būtų išlipęs ir nuėjęs. Tai reiškia viską nulėmė likimas. Reiškia, sutikim, kad gyvenime ir gyvenime taip yra, bet ir sporte fortūna yra tas dalykas, be kurio ir sunku laimėti ir turbūt ir mes suprantam, kad kažkam tos fortūnos pritrūksta, kai žmogus išeina į anapilį. Tai vėl vienas dalykas, turbūt mano nuomonė yra aspektas, tai va tas ribos siekimas, jisai jau yra dabar, kaip sakyt,
Automobilių sporte vėl, jeigu tu esi lenktyninkas, tu negali nesekti. Aiškia, bet kokiu atveju tu artėjai prie tos ribos. Ir čia yra pagrindinė priežastis, bet kitas dalykas, kad aišku būna ir tos dar aplinkybės padaro irgi savo. Ieva, ar sutiktumėt, kad žmogus sąmoningai ar pasąmonės plotmėje pats kaltas dėl to, kad peržengė tą ribą ir kodėl taip yra? Nu, dabar žiūrint, kaip kalbėti. Jeigu kalbėti apie šitą konkretų atvejį, tai man kitokias mintis čia norėtų kelt. Vėlgi konkrečiu šituo atveju, kaip aiškina filme, kaip jūs aiškinat, tai turbūt yra tikrai labai didelis atsitiktinumo ir nesėkmės vaidmuo, bet man šioje vietoje kilo dar tokios kaip dvi mintis pamastymui, apie ką irgi galima pagalvoti. Tai vienas dalykas, grįžtant prie politikos, jeigu aš teisingai supratau, kad iš pradžių buvo mašinos šiek tiek kompiuterizuotos, o paskui buvo vėl nuimta. Ta prasme, tas vėl nuimta. Visiškai teisingai ir ten būtent nepasisekė Ayrtonui dėl to, kad jisai realiai išėjo iš savo prieš tai buvusios komandos, jį pakvietė tą Williams komandą, kuri buvo tuo metu jau turtingiausia komanda, bet jinai būtent turėjo tą elektroninę naujovę. Ir jau buvo akivaizdu, kad porą metų jinai dominuos. Ir būtent kai Ayrtonas buvo pakviestas ir jisai perėjo į tą komandą, nors su sopančia širdim, nes jį tikrai siejo visai kiti santykiai su prieš tai buvusia komanda, jisai perėjo kaip tik tais metais, tai buvo tokia ironija, bet FIA priėmė sprendimą, kad tos sistemos negali būti naudojamos. Ir jis atsidūrė turtingoj komandoj, bet komandoj, kuri be tų sistemų nebebuvo geriausia. Tai tiesiog, kad suprasti, kas ten įvyko. Ir tada buvo labai liūdna dar vienas dalykas, kad tas talentingas lenktyninkas, čia dar aš taip suprantu, kad turbūt mes irgi prie to klausimo grįšim, kas lemia daugiau technika ar žmogus, bet tas pats lenktyninkas savo karjeros aukščiausiai viršūniai atsidūrė tokioje situacijoje, kai jisai pralaiminėjo lenktynės po lenktynių, nors visi suprato, kad jis yra geriausias, bet jis sėdėjo negeriausiam automobilyje. O mažiau talentingi lenktyninkai už jį tuo metu laimėdavo dėl to, kad jiem likimas korto sukrito taip gerai, kad jie tiesiog sėdėjo geresnėse mašinose, geresnėse komandose. Tai labai gerai pailiustruoja, kiek daug lemia technika ir kaip gali būti liūdna tam žmogui, kuris iš tikrųjų jaučia, kad jis turi potencialą, bet jisai nieko negali padaryti, nes neturi mašinos. Tai aš pratęsiant šito vietoj noriu pasakyti, kad kas man įdomu buvo stebėti, kai mes kalbam apie žmogų, kurį iš paprasto žmogaus reiškia visuomenė iškelia į herojus, į žvaigždės, kuris tampa liktai toks, kurį žmonės nori paliesti, pačiupinėti, pabūti šalia. Bet paskui, kas atsitinka, kad realiai, taip galima sakyti, jis ima savo nebepriklausyti. Tai yra, kad jisai turi žaisti pagal tas taisyklės, kokios yra diktuojamos, šiuo atveju, tarkim, politikos ar kažkokių susidėsčiusių aplinkybių. Tai yra, kad, reiškia, buvo kompiuterizuota, dabar tapo nebe, ir, kaip sako, ta komanda, aš atsiprašau, jeigu ne visai tiksliai, bet jisai turi žaisti pagal tas taisyklės ir nors jisai jau nebenori pagal jas žaisti ir vėlgi, kas dar buvo įdomu, kad realiai iki filmo pabaigos jo niekas nesugebėjo išmušti iš vėžių, tai yra nei konkurencija, nei kažkokios nesėkmės, nei niekas absoliučiai, bet kai jisai pajuto, kad jisai sunkiai begali valdyti mašiną, jeigu taip galima pasakyti, kad jau jo neklauso taip, kad jis jau nebegali jaustis vienu kūnu su mašina, tai jį paveikė labai smarkiai. Ir sakė komentatoriai, kad niekada nematėm scenos tokio, kad jis buvo tarsi nebe jis. Bet jisai vis tiek turėjo žaisti pagal tas taisyklės. Ir va čia ką sakau, kad tarsi žmogus pradeda savo nebepriklausyti, ką aš pirmiau sakiau, kad tarsi ta pati visuomenė iškėlė ir pati pražudė, tai čia labai tokia, kaip sakyti, tokia plačiaja prasme, kad reiškia jisai turėjo
elgtis, žaisti tą žaidimą, kurio taisyklės buvo tuo metu padiktuotos. Ir jisai nors jau jisai ir nebenorėjo, ir daktaras jam sako, važiuojam pažvejot geriau, sako, nueinam, bet jisai nebegalėjo to daryti, jis turėjo daryti tą, ką turėjo daryti. Ir tiesiog jam nepasisekė. Prisidėjo nesėkmė, kaip sakė, jam visą laiką sekėsi, tą kartą jam nepasisekė, bet tiesiog susidėjo taip tą plačiają prasme žiūrint, tokių daug dėsnių, daug didelių dalykų, kodėl jisai tuo metu ir tada pakliuvo į tokią situaciją, o ne į kitokią. Čia dar šitoj vietoj negaliu nepasakyti, mano kolegė šalia sėdėjus Inga man pašnibždėjo, sako, bet klausyk, ta televizijos žvaigždė, sako, jį pabučiavo, palinkėjo gerų 90-ų, gerų 91 ir gerų 93 ir to viskas ir baigėsi. Tai va čia grįžtant prie to, sako, ar čia knygoje tai parašyta, tiesiog, taip matyt buvo jam parašyta. Taip. Mikrofoną toj. Realiai nelabai iki galo suprantu, ar mes diskutuojame vieną apie filmą, ar apie sportininkus, bet turiu tokius 3 dalykus, kuriuos norėčiau pasakyti. Ar šiaip, kas domisi autosportu ir šiaip šie žmonės sėdins, pastebėjot, koks įdomus visų aukšto lygio lenktynininkų likimas, kaip Ayrtonas Senas, Richardo Brunso, Colino Makrėjaus ir Michaelio Schumacherio, taip, kad vieni žūsta, o kitiems tenka būti tokioj pozicijoje kaip Schumacheriai. Ir antras dalykas, čia kalbėjot apie Senos kaip Brazilijos tokio asmens iškelimą. Ar ne manot, kada nors įmanoma būtų Lietuvoje kažkaip stebuklingai, kad kažkoks lenktynininkas taptų kaip mūsų krepšininkai ir suvienytų tautą ir mes, kad sektume jo kiekvieną žingsnį ir panašiai. Ir kada rėmėjams bus įdomus lenktynininkai, nes čia Fast Lap turbūt organizatorius galėtų taip patvirtinti, kad pirmam trejetuke važiuojantis lenktynininkai, jie kaip ir žiauriai įdomus, žiauriai geri, jie ten tą Kačerginės Nemuno trasą taško, kažkaip nerealiai, ten smagu žiūrėtos video. Bet rėmėjų nėra, sezonas pasibaigė, automobiliai Autoplius LT įdėti. Čia turbūt klausimas Giedriui ir Antanui labiausiai, ar ne? Taip, tai mes turim ir išgyvenusių žvaigždžių, Arvydas Sabonis, sveikas, gyvas, ir aš manau, filmo metu galvojau, kas galėtų analogas būti Ayrtos Senai Lietuvoje, tai tik tai Arvydas Sabonis man taip šovė į galvą, kurį mes visi gerbiam, mylim, dievinam, tai jisai gyvas, sveikas. Dėl Žydrūnas. Tai turbūt matot, tai ir veda, aš tai gal pasirodysiu ganėtinai grubus, aš tai manau, kad automobilių sportas ir turi būti pavojingas. Mes galime automobilius tikrai apriboti taip, kad neįvyktų jokių avarijų, skaudžių su netektim ir taip toliau, bet turbūt jisai taip ir numirtų. Važiuoja Antanas Dakarai, jisai irgi labai rizikuoja tenai. Tai aš manau, tam tikros ribos turi išlikti ir tas pavojingumas turi būti. Anglijoje vyksta motociklų lenktynė saloje, kur jie važiuoja neribotais greičiais tarp namų. Ten vidutiniškai į metus žūna po 2 žmonės, bet tai yra pas juos norma, tai yra tradicijos ir tai yra labai populiarus renginys ir visam pasaulyje yra žinomas. Tai gal čia yra kiek per aštru, bet aš manau, kad automobilių sportas ir turi kažkiek tai būti pavojingas, tai yra į tą kategoriją einantis. Gal norėčiau kaip jūs sakote, žmonės nepripranta prie adrenalino. Aš manau, kad labiau reiktų sakyti, kad ten eina žmonės tie, kuriem reikia adrenalino, kurie negali gyventi be adrenalino. Ir taip labai ir fiziologiškai gali būti paaiškinama, nes yra
tiesiog smegenys gali būti žmogaus, kuriam reikia tiesiog adrenalino kaip deguonės, kaip gliukozės ar kaip ko. Tai ten eina tokie žmonės. Tie žmonės, kurie ten adrenalino yra per daug, eina kitur. Ir jeigu, kaip jūs sakot, kad ir turi būti jo ten, tai aš sutinku, nes jeigu ten jo nebūtų, tai tada žmonės vis tiek yra kategorija žmonių, kuriem reikia adrenalino, jie tada eitų kitur, ten, kur yra to adrenalino. Tai tiesiog, man atrodo, ta tokia baigtis, žmonių, kuriuos jūs išvardinot, liūdna baigtis, tai labiau liudija apie tai, kad tiesiog žmonės, jiem reikia adrenalino ir net ir tas pats Schumacheris, jisai susiranda būdų, kaip susirasdavo ir susirado būdų, kad jam duotų to adrenalino, tai aišku, tai padidina tikimybę liūdnos baigties. Aš noriu dar tokį sociologinį aspektą, be abejo, vyrai labiau yra linkę į savižudybės, jeigu čia taip jau juodai šiek tiek pajuokavus. Bet kita vertus, vyriškumo šitame filme iš tikrųjų yra labai daug ir vėlgi klausimas kolegos buvo labai įdomus, kada mes turėsime pirmą lenktynininką formulėje, ne? Tai aš norėčiau paklausti tada, gal netgi šitaip, sakykime, kodėl formulėje ir toliau išlieka vienas iš vyriškumo bastionų. Kodėl mes, vėlgi, tas technologinis vyriškas išmanimas, jisai čia tarsi ir neįsileidžia moterų arba įsileidžia, tokiom labai labai švelniom formom. Kaip Antanai galvoji? Jutta Kleinschmidt. Na taip, turbūt, kad bastionas iš tikrųjų yra vyrų, bet vėl, tai turbūt, kad vyrai nėra tokie protingi kaip moteris. Ką dabar jau čia padarysim, mes vaikštom tom ribom, kai kuriem reikia tų adrenalinų ir reikia sumedžioti tą mamutą, kurie jau senai išnyko ir visus juos sumedžiojam, tai dabar pasidavėm į trasas. Reikia tos ribos, tai matyt, kad vėl proto tai čia labai daug gal ir nėra, taip jau pasakysiu atvirai, bet vėlgi, turbūt, kad yra labai suprantama, kad yra labai vyriška. Labai vyriška išeiti ir sumedžioti tą mamutą, kurį sumedžioti irgi yra pavojinga ir gali ir pritriekšti, ir gali ir nepasisekti, ir gali negrįžti namo, bet turi padaryti šitą. Tai matyt dabar yra likęs nuo tas sakysim, pas žmonės, ypač pas daugelį vyrų, žinai. Bet vėl... Aš labai pertrauksiu. Tai kada moteris laimės Formulę 1? Prieš vyrą? Manau, kai uždrausi dalyvauti ten vyram, tai tada ir laimės, bet... O kada lietuvis laimės? Kai uždrausi dalyvauti nelietuviam. Kai uždrausi dalyvauti nelietuviam, jo, čia labai. Aš iš tikrųjų tada pasakysiu, kad irgi tas aspektas, kada lietuvis laimės. Tarp kitko, čia toks klausimas yra labai geras, bet aš pats esu šitą savo kailių patyręs. Ir žinau, kad niekada neverkiau savo gyvenime. Ir kai mane sakydavo, kokio velnio tu lendi tą automobilių sportą. Aš nesu turtingų tėvų vaikas ir pats nesugebėjau užsidirbti milijonų ir niekada gyvenime turbūt taip ir kaip sakyt, kai visi sakydavo, ko tu ten taškai tos savo pinigus ir ten krapštai tas kapeikas, kad važiuotum. Tai čia tikrai nėra didelio proto. Ir vėl, nieko racionalaus. Tai turbūt aš turiu tą gyslelę, aš niekada nesustojau, man vis laik sakydavo, kam tu ten, baig, užteks ir taip toliau, pradedant mamom, draugais ir bendradarbiais. Bet jeigu jūs įsivaizduotumėt, kokį tu kelią turi nueiti, kad tu atsidurtum ten, kur aš net dabar atsidūriau, nors aš dar Dakaro nelaimėjau. Bet tikrai, ta prasme, nekalbu dabar apie tikslus, aš tik noriu pasakyti tokį dalyką. Tai yra toks kelias, kad tai yra žiauru, nes iš Lietuvos sustartuoti užsienį reikia didžiulių finansų. Tai yra techninė sporto šaka. Kad tu kažką parodytum, aš tapau iš tikro daugybę kartų Lietuvos absoliučių čempionų. Aš kažkada Lietuvoje vienus vartus važiavau ir kai aš sustojau važiuoti Lietuvoje tik tam, kad aš jau supratau, kad man Lietuvoje nebėra ką veikti, aš dūstu. Ir tada aš išvažiavau į užsienį.
Ir kai aš laimėjau dar kelias varžybas Lenkijoje, Latvijoje ir Baltarusijoje, aš patikėjau savim, aš supratau, kad aš iš tikrųjų esu kietas. Bet vėl, kiekvienas tas išvažiavimas, tai ne tai, kaip ten sakė, su sponsoriais ir taip toliau. Tai yra tu skiri tiek daug laiko ir tu nežinai, tu viską darai tik tam, kad tu išvažiuotum į vienas varžybas, apie kitas net nedrįsti galvoti. Ir dažniausiai tu važiuoji su tokia mašina, kuri yra juokinga, tu esi visiškai nekonkurencingas, nors tu suvoki, kokį tu potencialą turi. Bet kiekvieną kartą negali savo sakyti, duotų man šitą mašiną, nes tai yra nesąmonė. Tu eidamas į techninę sporto šaką, tu iš karto suvoki, kad tu visam gyvenimui padėjai kryžiaus ant racionalaus mąstymo. Nes, sakau tiesiai šviesiai, tu galvoji apie tai, aš noriu ten būti ir aš tai darau. Tai yra biški beprotybė. Kada lietuvis ten atsidurs, aš dar tik pabaigsiu, kad aš, pavyzdžiui, savo pasakiau taip, aš niekada neverksiu, kad aš neturiu geros mašinos arba kad aš neturiu didelių finansų. Man nepavyksta susirinkti labai ten didelių rėmėjų. Bet jeigu aš jau pasirinkau techninę sporto šaką, tai aš darysiu iki galo, kol aš jaučiu, kad mane vidus šaukia tenais. Jeigu aš būčiau, kaip sakau, jeigu tu pradedi verkti, aš taip kitiem lenktynininkams sakau, kurie šalia verkia. Sakau, jeigu tu pradedi verkti, kad tu neturi mašinos, neturi pinigų, tai tada nusipirk kelnaitės, kėdus ir reik atletiką. Tu irgi esi, tu esi ne savo vietoje. Nes jeigu tu pasirinkai techninę sporto šaką, tu turėjai jau eiti tenais ir įrodinėti. Tu turi prasimušti. Dakarą galima laimėti, bet tam, kad laimėti, tai tu turi pirmą įrodyti tuom savo nedideliais finansais, prastom mašinom, bet tu turi kažkur kabintis, ieškoti pažinčių, čia prasideda politika, kažkaip patekti į kažkokį tai ratą, kad tu galėtum bent kažkam įrodyti, kad tu gali pasiekti kažkokį rezultatą. Ir tada ten yra vienintelis šansas, jeigu tave nupirks gamyklinės komandos. Tai vėl, aš žinau, kad visi, kurie važiuoja iš lietuvių užsienio varžybose, yra šiai dienai labai tvirti ir stiprų žmonės. Nedaug kas atlaikytų tai, ką turi atlaikyti lenktynininkas iš Lietuvos, kuris bando išeiti tarptautinius vandenis. Tai tas pats, kas faktiškai su guminė valtele perplaukti Atlanto vandenyną. Bet tai yra kažkas panašaus. Reiškia, galimybė yra. Ir mes judam. Ir jeigu aš sakau, jeigu mes kada Dakaro nelaimėsim ar kitų varžybų, aš vėl nešneku tik apie Dakarą, bet mes šiai dienai iš mūsų mažos šalies darom didelį žingsnį tose sporto šakose, nes jeigu kada nors ten lietuvis koks laimės, tai aš žinau, kad aš jau bent savo indėlį būsiu padaręs, nes visą savo patirtį, kurią esu sukaupęs dabar, perdavinėjau ir perduosiu visiems, kurie važiuos tenais. Tai yra, aš jau esu palipęs 3 laipteliais, o dar laiptelių tų daugybė. Bet kuris lietuvis, kuris važiuos, jisai iš manęs perims tuos laiptelius ir eis iškart nuo to. Jisai padarys dar 3-4. Jeigu mes visi taip mąstysim, jeigu taip darysim, mes anksčiau ir vėliau tikrai tą Dakarą laimėsim ir atsiras tie lenktynininkai, kurie garsins Lietuvą ir gal taps tais šaukliais ir tautos didvyriais. Aš tikrai tuo tikiu ir aš skaitau, kad mes darom tą darbą. Dėkui. Tai va, netgi jeigu mums patiems to nepavyks padaryti, bet turim judėti visi tą linkme, nepasiduot. O tas charakteris tai yra ir mūsų tautoje tikrai tų žmonių su tokiais charakteriais netrūksta. Ir dar čia buvo turbūt užkabintas dar vienas momentėlis, kurio mes neapsvarstėm, ar ne, ta vidinė konkurencija komandai, matėme Prosto ir Senos situaciją, kai sporto šaka tarsi ir individuali, bet tuo pačiu jinai tampa komandinė, nes tu turi siekti ir komandinio rezultato ir tarsi ir vienas kitą nori aplenkti. Ar lenktynininkų pasaulyje tai yra įprasta praktika, ar tiesiog čia susidūrė tiesiog per dvi per stiprios asmenybės ir tai yra vienetinis atvejis? Aš įsitikinęs, kad tai yra tik asmenybių kova. Mes žinom, komandos turi savo strategijas ir taktikas. Ir vėl politika yra tame, kad pavyzdžiui, jeigu tu atsiduri komandoje, į kurią tu beldėsi duris ir tu turėjai svajonę, kad tu ją patektum. Bet kai tu ją patenki, paaiškėja, kad tu vis dėlto ten esi kažkoks antrailis ar taip toliau, tu darai kažkokius tai uždavinius, bet, sakykime, tau neduotas tas lyderio vaidmos. Tai kaip tu turi šitoje situacijoje elgtis? Reiškia, arba tu
tave išmes iš tos komandos, arba tu turi laikytis tos komandos strategijos. Du paprasti pavyzdžiai. Jeigu jūs atsimenat, Dakarą pernai laimėjo Nani Roma, nors iš tikro turėjo laimėti Petrancelis, kuris atvažiavo likus iki finišo 20 km, sustabdė mašiną, sustojo ir atstovėjo tol, kol jie aplenkė Nani Roma. Tai buvo komandos strategija. Dakaras neteko savo žavesio. Tai yra žiauru ir tas žmogus, aišku, irgi tikrai buvo sugniuždytas, bet jis negalėjo kitaip pasielgti, nes buvo toks kontraktas, toks susitarimas, jam buvo duotas nurodymas komandos vadovo, kad jisai privalo praleisti ir tai čia sportų kartais nekvepia, bet tai yra politika, mes nežinom jų susitarimų, gal tik dėl to jis buvo paimtas į komandą. Bet jie iš tikrųjų yra abu stiprus lenktynininkai, žiauru, kad vis dėlto nedavė pasirinkti. Buvo kitas pavyzdys, kai 2011 metais, jeigu atsimenat, kai 10, kai dar mušėsi Naseras Alatijas su Karlo Sainzu važiuodami Volkswagenais. Tai gal kas stebi Dakarą žino, kas neaišku čia, bet, žodžiu, du lenktynininkai paskutinę dieną, paskutinį atkarpoj, tarp jų skirtumas 1 minutė. Ir jie startuoja žinodami, kad tarp jų yra toks skirtumas, niekas jiem nepraneša ir jie mato vienas kitą. Ir jie vienas su kitu, likus iki finišo 2-4 km, rizikuodami, kad gali sudaužyti vienas per kitą šokinę. Tai yra nuostabus vaizdas, ten yra nufilmuota viskas iš malūnsparnio. Ta jų kova irgi yra geras pavyzdys, ką reiškia, kai yra dvi stiprios asmenybės, bet kai komanda tuo pačiu nesikiša ir duoda jiem pasireikšti. Bet dėja, tai šiais laikais vėl yra dideli pinigai, yra strategijos ir labai liūdna, kad irgi atsiranda tokių dalykų, kurie, sakysim, žlugdo tą sportą. Tai yra viskas planuojama ir kartais yra nusprendžiama, kas turi laimėti ir taip toliau. Ieva, ta vidinė konkurencija komandos draugų, tai yra stimulas judėti į priekį ar vis dėlto tokių dalykų reikėtų vengti iš psichologinio taško žiūrint? Ko reikėtų, tai čia negalima taip sakyti, tiesiog vyksta tas, kas vyksta ir vyksta natūralūs dalykai. Tiesiog, kai tai pradeda vykti, kas man įdomu iš psichologinės pusės, kaip žmonėse tai iššaukia skirtingus tos vadinamus įveikos mechanizmus. Ir mes čia matėm dvi asmenybės, kuriuose tie mechanizmai veikia skirtingai. Tai buvo scena, kurio, kaip ir sakiau, tas yra vienintelis stimulas eiti prieki ir jam ir gyvenk reiškia pirmin. O Prostas tuo tarpu kitoks žmogus, jisai mato, jeigu man nepavyksta jo įveikti tiesiai, tai tada galima panaudoti šiek tiek kitus būdus. Jo, galima panaudoti ir tokie dalykai ir vyksta, aš manau, realybėj. Kad tai yra stimulas eiti prieki, tai be jokios abejonės, tai ta jų vidinė konkurencija, kaip jie patys sakė, ir varė juos taip, mir gyvenk. Kita vertus, kai perauga, nežinau, tam tikrą kritinę ribą, tai gali tapti ir gniuždančių faktorium, kai tiesiog arba vienas neišlaiko, arba abu neišlaiko, arba prasideda, nežinau, atvira destruktyvi kova, kuri nebeneša, kaip sakyt, rezultatų produktyvių, o kuri neša destrukciją. Bet, kadangi sportas šiaip iš esmės yra kova, tai čia prisideda dar viena kova. Tai jeigu taip reziumuoti, sakyti, ar tai gerai ar blogai, tai viena vertus yra natūralu, iki tam tikros ribos tai yra gerai, viršijus tam tikrą ribą, tai yra blogai. Taip. Dar klausimų? Prašom. Aš čia diskutauti visi labiau iš tos techninės pusės apie patį sporto automobilius, aš gal labiau norėčiau tokio psichologinio klausimo paklausti. Aš kiek pats domėjausi sportininko asmenybėmis, tai kad yra tas probleminis ryšys dėl to, ar sportininkui gerai sekasi ir ta jo asmenybė yra tokia, kokia yra būtent dėl jo paties, ar pats sportas, kuriame jis atsiduria,
formuoja jo asmenybę ir kokia jūsų nuomonė, kokia yra įtaka to genetinio faktoriaus ir kokia yra vien dėl to, kad žmogus atsiduria ten, kuris atsiduria, nes daug sportininkų vis tiek ateina ten nuo mažens, pavyzdžiui, jos tėvai tiesiog atveda tenais. Tai būtų toks klausimas. Tai jau čia jums turbūt. Aš manau, kad ir vienas, ir kitas atsakymas sueina į tą patį ir veikia abu dalykai. Viena vertus tai, kad ir vaikai, jie jau renkasi tam tikrą sporto šaką ir netgi jeigu ir būna taip, kad tėvai nuveda į kažkokią sporto šaką, vaikas arba jaučiasi ten gerai, arba blogai. Gali jį tėvai versti kažkiek laiko, jeigu jis blogai jaučiasi. Visokių, aišku, istorijų būna, bet vis tiek dažniausiai, aš kai bendrauju su jūsų aukšto lygio sportininkais, tai aš visą laiką klausiu, kaip tu patekai į tą sportą ir visą laiką klausiu, pavyzdžiui, jeigu ten koks imtynininkas, tai aš klausiu, kodėl imtynės, o kodėl ne plaukimas, pavyzdžiui, arba kodėl ne futbolas. Duodu visiškai priešingus pavyzdžius ir jie dažniausiai pasako, kas jiem yra svarbu, tai reiškia, ko jie ieško gyvenime. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu imtynės, tai aš noriu, kad plaukimas, tai ten plauki, neaišku, ką tu ten darai. Arba, pavyzdžiui, futbolas, ten komandinė, man nepatinka. Aš noriu vienas prieš vieną vyriškai išsiaiškinti, kuris stipresnis. Tuo tarpu kitas aiškina, kad man reikia būti būtinai komandoje, aš noriu jausti komandinę dvasią ir būti kartu ir panašiai. Ten toks plaukikas, jisai sakys, aš noriu aiškiai siekti savo tikslo ir kad niekas man netrukdytų. Tai aš manau, kad kiekvienas mes turim tam tikrą vadinamą predispoziciją, tai yra, ko mums reikia, ne? Kiek man adrenalino reikia tuo pačiu, ką jau čia šnekėjom. O kitas dalykas, kai jisai nueina ten, pasirenka tą, kur jam tinka ir tą kasdieną po 2 kartus dar zulina, tai dar labiau sustiprina ir dar labiau pagilina tą štampą, sakykime, tas savybės, kurias jau jisai užuomazgas turėjo. Dar kokį klausimėlį? Veikia. Ir norėčiau paklausti, ar dažnai tam pačiam Festlape atsiranda kova tarp sportininkų tiek trasoje su automobiliais, tai yra sportiniai, nesportiniai kontaktai, ir ar dažnai būna skundai rašomi, ar netgi iki fizinių kontaktų, kaip yra tekę matyti? Reiškia, būna. Yra tekę matyti, ačiū Dievui, ne mūsų lenktynėse, bet taip, tai visi lenktyninkai, jie yra, kaip pasakyti, ne karštakošiai ir ne aršus, bet tikrai ugniniai vyrukai ir visko yra pasitaikę. Ir atrodo, mes turim daugiakartinis Festlapo čempionas Jonas Poškus, jis yra gyvenime dantistas, labai išsilavinęs žmogus ir taip toliau. Ir kur niekada nieko blogo nepasako ir atrodo, jau toks ramus. Bet kai pas jį atsirado konkurencija, anksčiau jis jos mažai turėjo, tai aš pastebėjau jame tą čempionišką požiūrį ir atrodo, kad jau jisai paleidžia kas lysta iš jo rankų tą pergalę, jisai sako, ne, aš vis tiek nenusileisiu, nors atrodo jau viskas. Tai jo, yra tokių žmonių, yra ir nesusitarimų, ką mes stengiamės padaryti. Mes visą laiką vadovavomės vienu požiūriu. Mes kuriame ne tik lenktynės, mes kuriam festivalį. Pas mus yra toks daugiau socialinis reiškinys negu vien tik tai lenktynės. Tai pas mus yra lenktyniaujame dėl smagumo, toks yra mūsų moto šūkis. Tai mes visą laiką stengiamės jau tas emocijas faktas palikti, nes kitaip nebūtume tokie ir įdomus, bet sakykime, kraštutinius atvejus kaip muštynės, tai tikrai stengiamas izoliuoti ir įsiterpti. Tokių situacijų iškyla faktas. Gražus vaizdelis. Čempionas odontologas sako, aš tuoj dantis suskaičiuosiu konkurentai, ar ne? Čia dar klausimas buvo.
Iš tiesų norėčiau tokį labiau globalesnį, gal filosofinį klausimą užduoti, gal labiau Sauliui skirtą. Mes visi žinom, kad sportas pats savaime yra gėris, ar ne? Ir mes visi jį mylime, na jis toks turėtų būti tiek žaidėjams, tiek žiūrovams. Tačiau dabar vis dažniau girdime tuos neigiamus sporto dalykus ir šio filmo kontekste mes girdėjome, kad iš tikrųjų ta politika įtakoja sportą, ar ne? Susitarimai dėl varžybų baigties, kas yra futbole, taip pat komercija sporto, kai iš tiesų sporto netaisyklės keičiamos dėl varžybų transliacijų televizija tą padaro. Iš tiesų norėčiau paklausti, Sauliaus, kaip atmanytumėte, ar šiais laikais sportas vis dar atlieka tą socialinę funkciją kaip gėrio formuotojas, ar daugiau visuomenė ima iš tikrųjų vertinti jį ir mato tas problemiškas pusės? Galbūt sportas šiais laikais apskritai tampa priemonė diskusijai, kas yra gero, kas yra bloga gyvenime. Ačiū. Labai tokį filosofinį klausimą. Kažkada prieš kokius 25 metus parašiau tokį straipsnį, toks sportas mums nereikalingas. Tai ten kėlė apie sovietinio sporto visokiausias blogybės. Kažkaip aš visą laiką labai kritiškai žiūriu sportą, bet man vis tiek šitie, sakykim, Lietuvoje yra kultivuojama apie 100 sporto šakų. Šitie žmonės, aš ir pats sportavęs, jie yra tokie crazy people. Ir tas tokia, iš tikrųjų labai smagiai išprotėję žmonės, iš tikrųjų vienodai protingai ir vienodai kvaila yra mesti krepšį, spirt kamuolį į vartus ar ten kažką kitą daryti. Čia to racionalumo greičiausiai mes visiškai nerasime. Bet matyti šitų žmonių akise užsidegimą ir tą norą būti pirmu, norą varžytis, laikytis tam tikrų taisyklių, apgailestauti dėl tų nesėkmių, mane tai nepaprastai žavi. Ir aš visą laiką į sportą žiūriu daugiau ne kaip iš tokios etinės pusės, nes, iš tikrųjų, jeigu pradėsi klausinėti savęs, kiek tai yra naudinga, ne tai, kad naudinga, kiek tai yra dorybinga, tas galbūt šitas klausimas, mes greičiausiai čia nieko nerasim. Mes rasime tą anglų džentelmenų norą pasivaržyti, iš kuris ateina šiuolaikinis sportas, ne? Norą pasivaržyti, norą pasipuikuoti, pasirodyti, aš kietesnis, pažiūrėkite mane, ne? Ir šitoj vietoj, tai yra ta, vėlgi, aš labai atsiprašau moterų, čia nemaža dalis auditorija, tai yra tas vyriškos kultūros bruožas ir tas vyriškos kultūros bruožas, jisai labai įdomiai skleidžiasi ir moteriškoje subkultūroje. Aš norėjau Nerijos paklausti, o moteris taip pat vaidina futbole, kai nukrenta, kad susitraumavo, kaip ir vyrai, ar pas jos yra kitokie aktoriniai sugebėjimai? Patikėkit manim, jums geriau to nematyti. Ne, iš tikrųjų, žiūrint kokiam lygiai tos vaidybos ir čia irgi manyčiau, kad nuo paties žaidėjo priklauso. Nes iš tikrųjų sportas sukuria labai įdomias subkultūras ir tos subkultūros reiškiasi ir per nusikalstamas veiklas, ir per sakykime, ten įvairiausius etikos standartus, ten kokie golfo kodeksai, moraliniai ir panašiai. Man iš tikrųjų tai yra ta žavi žmogiška aplinka, kur yra ir daug blogo, ir daug gero, ir daug ašarų, ir daug mirčių, ir daug to noro pasirodyti ir išreikšti save. Tai natūralu, kad aš sportui esu labai dėkingas už tai, kad kas aš esu toks, kaip aš esu, bet kita vertus aš labai džiaugiuosi matydamas žmonės, kurie siekia šitų sportinių aukštumų, žavisi, aukoja savo pinigus, sveikatą, galbūt netgi gyvybę. Tai aš labai atsiprašau, taip pat filosofiškai į filosofinį klausimą atsakiau. Paskutinį klausimėlį dar priimsim ir vakaras vėlus, jau skirstysimės turbūt. Taip, truputį dėl ribų, filosofinė prasme viskas kaip ir gražu, yra juoda balta ir crazy people yra tarsi neteisiami, ar ne? Bet vis dėlto taip truputėlį patikslinant, kada, tarkime, sportinis pyktis perauga į tokią juodą agresiją, kada tokios komandinės dvasios aspektai perauga į visiškus tokius šuniuko tarno ir panašiai vaidmenis ir kada toks sveikas sportinis noras nugalėti perauga jau į savidestrukciją ir kitų destrukciją. Ir jūs tas ribas bandėt bent jau kažkiek apčiuopti? Labai sunku pasakyti. Iš tikrųjų,
morališkai natūralu, kaip žmogus, tu turi priimti tam tikrus sprendimus ar savo vaikų sporto apsisprendimuose, ar dalyvavimo ten sporto savanorystės veikloje ir panašiai. Bet šitoj vietoje mane tas žavė galbūt daugiau tas ribų mobilumas, kada žmonės staiga susikuria taisyklėlės ir staiga jas sulaužo. Vėl jie kuria naujas taisyklėlės, vėl jas sulaužo, nepatenkinti, nori pagerinti kažkokią situaciją. Tai šitoje vietoje sportas, vėlgi, žiūrint iš sociologinės pusės, natūralu yra tiesiog visuomenės vystimosi laboratorija. Čia formuojasi naujos socialinės tvarkos, nauji tie savaime suprantami pasaulėliai, kuriais žmonės džiaugiasi, didžiuojasi, afišuoja, perduoda iš kartos į kartą. Tai man čia, man jisai yra nepaprastai žavus, kaip socialinis reiškinys, kad jisai yra nepaprastai labilus, mobilus, greitai besikeičiantis, atsinaujinantis, perteikiantis naujas tvarkas, kuriuom žmonės paklūsta. Čia ir ekonomika, ir politika, ir karyba, ir visi kiti dalykai. Aš labai atsiprašau, aš tikrai nenorėjau taip ilgai kalbėti. Ačiū prelegentams už mintis, kurios buvo išsakytos. Ačiū Jums už domėjimąsi, už tai, kad buvote su mumis.